Laikinkit, subscribinkit, prenumeruokit ir taip toliau, karočią. O aš varau Rivals pažaist. Ne per šitą akauntą. Tuoj palaukit, persijungsiu. Naudosim visi pašotę valavosim. Pažadai, kad kažkoks variantas bus, bet jis gali būti, kuklesnis savo atgrasimo kovinė galia, negu dabar iki šiol buvęs amerikiečių kontingentas. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė, Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teikiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybėm. Tai bendradarbiavimas yra stiprus, supratimas yra iš visų pusių. Akivaizdu, kad apie Trumpo planus mūsų politikai gerai nežino, todėl belieka laukti, ką jie praneš ir tikėtina, kurį laiką galime būti be Amerikos karių Lietuvoje. Kai manot, aš laimėsiu ar ne? Didinantis vokiečiai ramina Lietuvos žmonės. Manau, mes išmokome pamoką, kad Europa turi investuoti į savo ateitį ir į savo pačios saugumą. Dėl to brigada Lietuva yra čia Lietuvoje, o Vokietija prisiima atsakomybę už visos Europos saugumą. Vokietijos brigada pavadinimu Lietuva pirmą kartą surengė savo pilnos apimties pratybas mūsų šalyje. Prie Rukloje dislokuoto vokiečių vadovaujamo NATO bataliono prisijungė iš Vokietijos perkelti tankų ir šarvuoto pėstininkų bataliono kariai su technika, kurie jau kitais metais turi persikelti į Lietuvą nuolatiniam buvimui. Tai pirmos mūsų pratybos perkeliant 2900 karių iš 8 valstybių. Matote daug sunkiosios technikos, tankus, Leopard, pėstininkų kovos mašinas Puma ir CV-90. Visos šalys įtrauktos į šias pratybas. Pratyboms vokiečiai ir kitos šalys į Lietuvą perkelia apie 800 įvairios technikos vienetų. Vokiečiai sako, kad brigada Litauen didelės pratybas mūsų šalyje rengs 2 kartus per metus. Tik ateityje nebereikės perkelinėti karių iš Vokietijos. Visa brigada bus dislokuota Lietuvoje, Rūdninkuose. Mes esame čia, kad gintume petys į petį su draugais lietuviais ir kitais sąjungininkais Vokiečių brigadoje kiekvieną NATO centimetrą. Ir dabar mes ruošiamės atlikti savo darbą. Viena žinutė aiški. Mes esame čia, nė žingsnio toliau. Mes esame profesionalai. Tai svarbus signalas mūsų partneriams ir visam pasauliui. Vokietija užtikrintai investuoja į NATO rytinio flango saugumą. Tai ir žinutė Maskvai. Mes esame pasirengę apginti savo laisvę. Patys vokiečių kariai sako, kad jie treniruojasi kariauti šių laikų mūšį, dėl to daug dirba su ukrainiečiais ir ypač dronų panaudojimo srityje. Šiose pratybose jau matėme naudojamus dronus ir atakos operacijoms. Ant kai kurių tankų, tiesa, ne ant šio bokštelio, jau yra sumontuoti vadinamieji narvai ar tinklai, kurie taip pat skirti apsisaugoti nuo bepiločių. Su apsaugos priemonėmis tikimi vokiški tankai, o ir patys tinklai dar tik bandymų stadijoje. Juos vokiečių kariai susikonstravo Kantiškių karinėme miestelėje. Besitęsiant Rusijos agresijai prieš Ukrainą, mes nuolat stengiamės pasiruošti ateities kovinėms operacijoms. Tiesa, anksčiau Vokietijos žiniasklaidoje buvo pasirodę pranešimų, kad Lietuvos brigadai neatsirado pakankamai savanorių karių, bet brigados generolas ramina, kad kariai bus.
to the Lithuanian population for being so great hosts as well. Aš noriu padėkoti Jums, Lietuvos žmonėms, kad taip puikiai mus priimate. Tai nuostabu, kaip puikiai esame priimti Lietuvos visuomenės širdyse. Ir antra, mano kariams labai patrauklu vykti į Lietuvą, nes mes turėsime geriausią ir moderniausią įrangą brigadoje Lietuva. Hier in Panzerbrigade 45. Pilna Vokietijos brigada, apie 5000 karių į Lietuvą turi būti perkelta iki kitų metų pabaigos. Valdžia jau turime planus, kaip pasiruošti artėjančiai energetiniai krizei. Dujos ir biokuras jau grasina brangesnių ir naujojų šildymo sezonų. Štai prezidentūra valdančiosius spaudžia grąžinti atšauktą PVM lengvatą šildymą. Tačiau finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas patikina, kad tokių minčių nėra. O Lietuvos bankas jau ragina didinti mokesčius investicijom nekilnojamam turtui. Šios siūlymus jau svarsto ir valdantieji, nors kaip šiemet įsigaliojo, Jedem zauna, panu bėdų, jedem. Brangesnis už praėjusį. Dėl karo Irane pabrangus naftai ir dujoms ir biokuras Lietuvoje šiuo metu kainuoja jau 30% brangiau nei prieš metus. Tačiau gyventojai apie tai dar nenori galvoti. Nežinau, viskas brangs. Jūs tikriausiai, kad viskas brangs? Liepos mėnesį jau tada pagalvoju. Pagalvoju tada, kad kažką pasitvarkyti ar nusipirkti, kad pigiau būtų įvairios žiemos. Negalvojam, nes labai viskas keičias, o mano šildymas dizelinis, tai aš laukiu, gal atpigs dizelis. Pabrangus biokurui ir dujoms, kurie yra svarbiausias kuras centralizuotos šilumos gamintojams, artėjantį sezoną tikėtina brangs ir šildymas. Biokuro kaina irgi kyla, tai aš manau, kad tas šildymo sezonas tikrai bus brangesnis ir manau, kad mes tikrai galime rudenį prieiti prie diskusijų, ar nereikia įvedinėti dar vieną šildymo lengvatą, nes jau praeitas šildymo sezonas buvo tikrai labai brangus. Viskas pasistumėjo į tą, pavadinkim taip, nepalankesnį scenarijų. Nes net jeigu ir karas baigtųsi, ar būtų tam taika, paliaubos ir laivai pradėtų plaukti, jau yra infrastruktūra sugadinta. Tad prezidentūra jau ragina valdančiuosius grąžinti šiemet panaikintą pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, kas leistų šildymą atpiginti 10%. Svarstant kitų metų biudžetą ir įvertinus situaciją mūsų sąsiavyje, yra racionalu svarstyti šildymo lengvatos laikiną atgrąžinimą su tikslu, kad tai vėl nebetaptų amžina lengvata. Tačiau socialdemokratų atstovai į šį prezidentūros raginimą žvelgia pro pirštus. Šitos lengvatos labai sunkiai atsisakėm ir tai didelis pasiekimas jos atsisakyti ir išplėsti tikslinės priemonės, kurios yra nukreiptos į tuos žmonės, kuriems sunkiausia susimokėtų šildymą ir jiem taikyti kompensacijas, tai tą ir darom. Vyksta diskusijos tokios tarp paskirų Seimo narių, iniciatyvų turime, bet po galutinis sprendimas bus, aš negrįžęs. Grąžinti atgal, tai nematau tikslo, nes daug diskusijų ir daug iečių buvo sulaužyta dėl to, nes tai yra socialiai neteisinga, nes ją naudojasi ne tik tie, kuriem tikrai reikia pagalbos, bet ir tie, kurie galėjo prie vamzdžio prisijungti. Valdančiuosius šįkart palaiko ir Lietuvos banko vadovas, pridėtinės vertės mokesčio lengvatą visiems centralizuotos šilumos vartotojams vadindamas netaiklia. Kai kalba pasisuka apie PVM lengvatinį tarifą centralizuotam šildymui, tai yra visiems. Skaitant tos, kurie dirba aukštas pajamas, labai aukštas pajamas ir mažas ir labai mažas pajamas. Tai kiek šita priemonė yra taikli ir tikslinga, aš manau, kad tai tikrai ne ta priemonė, kuri labiausiai atitinka tą kategoriją. Pradėdami rengti kitų metų valstybės biudžetą ir svarstydami, kaip jį papildyti dar daugiau mokesčių, valdantieji aptarė ir Tarptautinio valiutos fondo raginimą didinti turto mokesčius. Štai Lietuvos banko vadovas siūlo padidinti nekilnojamojo turto mokesčius bent tiems, kas būstą pirks ne savo gyventi, o investicijai. Investicinių sandorių mokestis galėtų būti ne tokia nekilnojamo turto, net ne toks nekilnojamo turto mokestis, kaip buvo diskutuota, bet galbūt tam tikra jo nišinė alternatyva, kuri padėtų spręsti ir būsto pasiūlos trūkumo, netolygumo klausimą. Tačiau gyventojai apie galimą nekilnojamojo turto mokesčių kėlimą nieko nenori girdėti. Jeigu apie žmonės mažiau galvoja, gal visai kažkaip jiem patiems įsisukti tiks pinigų dar mokesčius. Taip jau didelį mokesčių, kur dar gali daugiau.
klubas kažkokias. Nereikia kelti. Žmonės susidirbo, sustaupė pinigėlius, nusipirko. Visgi nuo šių metų jau pakeitė nekilnojamojo turto mokesčius, kuriuos gyventojai turės susimokėti. Kita vertus, valdantieji vėl juos keisti bent artimiausiu metu nežada. Populiariausios vasaros sriubos šaltibarščių kainos Lietuvoje verčia pakelti antakius. Vienur už dubenėlį su bulvėmis tenka sumokėti ir 5 eurus, o kitur beveik 10. O populiarios sriubos kainas išpučia tiek augantis atlyginimai restoranuose, tiek ir karas Irane. Mat rudenį maisto produktai gali gerokai išbrangti. Dėl to ir šaltibarščių kaina vasaros pabaigoje bei rudens pradžioje padidės. Už 5,20 eurų čia sostinėje gauname štai tokį dubenėlį šaltibarščių ir šalia lėkštę virtų bulvių. Verslas pasakoja, kad kainas čia pakėlė nedaug, vos 20 centų per metus. Sostinėje restorano atstovai priduria, kad retas staliukas šilčiausių metų laiko apsieina be šio vasaros simboliu tapusio patiekalo. Ir kiekvienas klientas prašo šaltibarščių, nežinau, kas kainukas. Kas antras, kas trečias tikrai. Tikrai. Taip. Nu, kai tik sušilo orai jau daug maž, tai iš karto. Vasaros sezonas, tai atsidaro su šaltibarščiais. Sėja kažkur pagailos, būna, kad ir išvalijom. Jeigu šiame restorane už porciją teks sumokėti kiek daugiau nei 5 eurus, kitose Vilniaus maitinimo įstaigose rasime ir kitokių kainų. Vienas dubenėlis šaltibarščių nelygus kitam dubenėliui. Tačiau už vieną porciją su bulvėmis sostinėje galima sumokėti ir 5,5, ir 4,5, ir 3,5, ir 5, ir beveik 6 eurus. Na, o šaltibarščiais mėgaujuosi ko gero vienoje pigiausių vietų Palangoje, tai yra kavinukėje Turgavietėje. Čia štai toks dubuo šaltibarščių kainuoja 3,50 eurų. Basanavičiaus gatvėje, na, kainos tokios nuo 5 iki 7 eurų. Vidurkis. Tiesa, sezonas dar tik prasideda. Šaltibarščiai gali brangti. O dabar skanaus. Karštą vasaros dieną perkaitė ir atsigaivinti nusprendę Palangos, tai čia jau dabar gali išvysti ir didesnių kainų. Brangiausi šaltibarščiai Palangoje kainuoja 9 eurus. Esu kavinėje Rokiškio centre. Štai tokia šaltibarščių porcija su karštomis dalykomis čia kainuoja 4,80 eurų. Atrodo tikrai labai skaniai. Mažesniuose Lietuvos miestuose kainos skiriasi nedaug nuo sostinės ir Palangos. Čia gal nerasite šaltibarščių už beveik 10 eurų, bet už 5 eurus nesunkiai. Šaltibarščiai tai yra lietuviškas kodas, nes tai turbūt genetika mūsų vyrams užkoduota. Pamatai tą rožinę spalvą, kad jis nori paragauti. Kaina nesikeitė, jinai yra ta pati kaip ir praeitais metais. Ta pati kaina. Bailiukas bijo praloš. Pavasarį kažkur jau pavasario vidury ir tada jau baigiam rudens. Žydinio gražu nedėra, blėt. Vasaros metu Vandyk bazarą nupas. skirtingai, nuo 50 iki 100 porcijų per dieną. Lietuviškų šaltibarščių atvažiuoja paskanauti ir užsieniečiai. Tiek ir vat Latvijai mėgsta vis atvažiuoja, tikrai mūsų šaltibarščius valgo ir bent jau pas mus juos tikrai ir gyrė. Dėl skanių šaltibarščių dažnas gyventojas Lietuvoje plačiai atveria piniginę. 20-30 eurų nemokėčiau, bet dar ar 5, ar 8, ar 10, tai viskas, manau, kad priklauso nuo kokybės ir nuo visos aplinkos. 6-7 eurai, kažkas tokio gal. Priklauso nuo vietos, nes tu žinai, kai kuriuose kavinėse turbūt gausiai geresnių, turbūt tirštesnių tokių šaltibarščių, kitose gal skystesnių, tai labai priklauso. Kiek sutiktumėt mokėti Palangoje už šaltibarščius? Kokius 5-6. Už lėkštutę? Taip, Palangoje aš manau, kokių 5 eurus norėčiau mokėti, bet manau 10 gali būti. Ir žinokit, neįsivaizduoju kiek, nes taip skaniai kaip aš nepagaminsiu. Žinoma, namus galima pasigaminti pigiau, bet mes turime sumokėti už gerą aplinką, už gerą aptarnavimą, už visus patogumus. Tad, na, kaina, manau, nėra per didelė. Yra 6 procentų, nu tai apie 2 eurus sumoki, už burokėlius, obuolių sultyse, na tai tik 4 eurai. Na aišku, kiaušinis dar ten kainuoja, bet tai būna daug. Ekonomistas Aleksandras Izgorodas akcentuoja, kad šaltibarščių kaip ir kitų prekių kaina priklauso ne tik nuo pagaminimo kaštų, bet ir nuo to, kiek žmogui negaila mokėti.